Sveiki, sveiki. Štai norim parodyti Sono firmos sumanius šviesos jungiklius. Šitie du atrodo iš išvaizdos kaip ir panašus. Šitas jau matot skiriasi. Tai čia yra Sono firmos aukščiausios firmos įrenginys. Jau čia galima paspausti kur norit, jums jisai įsijungs ar išsijungs. Taip pat paspaudus suvibruoja. Sugroja muzikėlė, galima muzikėlės keisti, įjungus vienokią gros, išjungus kitokią gros. Lygiai taip pat galima spalvas keisti, apšvietimą aplinkui. Taip pat keičiasi šitie dangteliai, galima nusipirkti kokį nori, bet daugiausiai skirti vaikų kambarį šitie dangteliai. Štai taip atrodo išardžius. Kaip matot, čia aplinkui eina LED apšvietimas, šviečia įvairiausiam spalvom. Visą šitą nustatyti galima per telefono programėlę. Žiūrim, ką turim toliau. Šitas, kaip matot, reikalaujantis neutralaus laido, lygiai taip pat kaip ir šitas. 3 laidai turi pasėtėti, kitaip niekas neveiks. Šitas jau kitoks variantas, čia ateina tik 2 laidai, jam neutralaus laido nereikia. Lygiai taip pat atidariau iš anksto, kad parodyt, kaip atrodo vidus, jeigu kam įdomu yra. Pilna elektronikos prikišta. Tai ką noriu pasakyti apie šitą jungiklį, kad jis nereikalauja 3 laido, bet su juo gali veikti tik tai štai tokia paprasta kaitrinė lemputė. Norint, kad veiktų LED lemputė, jums paprasčiausiai, jeigu jūs paimsit LED lemputę prie jo, jums tiesiog LED lemputė mirksės ir lygiai taip pat nieko padaryti negalėsit. Tai tokiu atveju pas jumi į pagalbą ateina tokia mini relė, kurią paimgus prie apšvietimo lemputės, jums viskas tvarkoj bus, niekas nemirksės, veiks kaip priklauso. Štai aš surinkau specialiai pavyzdį parodyti jums, kaip tai viskas turi atrodyti. Paimgiam, pasižiūrėkim. Štai čia dabar mini relė kaip yra atjungta. Atsiprašau. Vieną minutę. Štai, matot, relė yra atjungta. Ir kaitrinė lemputė veikia, jokių problemų nėra. Išjungiam, dabar įstatom LED lemputę ir pažiūrėkim, kaip bus. Štai, kaip matot, iš karto mirksi. O taip ir bus, jeigu jūs nepaimsit šitos relės. Dabar pajungiam mes tą relę ir žiūrim, kas bus dabar. Kaip matot, pajungus relę, viskas tvarkoja, jokių problemų nėra. Tai toks va principas šitos šviesos jungiklio, kuris nereikalauja neutralaus laido, turi būti būtinai tokia relytė. Be jos, kaip matot, neveiks, bet yra gerai tom, kad perkat tokį jungiklį ir atkeliauja su jumi šitą relė, tai kaip yra atskirai ieškoti nereikia. Ateina komplekte, viskas tvarkoja. Dabar kuom čia skiriasi, jūs matote, čia europietinis variantas, čia angliškas variantas.
Kaip pirkau, neapsižiūrėjau, kad tai yra skirta UK Anglijai, tai nupirkau, kaip atėjo, žiūriu problemą. Aišku, reikia sienoj daužyti skylę tada, kitą dėžutę statyti ar gipsę pjaut. Aišku, viską galima įspręsti su dideliu noru. Šitie yra liečiami, būtent turi paliesti vieną tašką. O šitą, kaip ir sakiau, gali paliesti kur tik nori, viskas veiks, jokių problemų. Lygiai taip pat jos visos veikia su Evelink programėlė, kaip matot. Lygiai taip pat galima valdyti balsu per Google asistentą, Google Home. Arba kas turit Apple telefoną, tai galima per Siri valdyti balsu ją. Lygiai taip pat per Evelink programėlę. Įjungti, išjungti balsu ar telefonu, kaip matot, rodyta telefono programėlę, galima telefonu įjungti, išjungti. Ir lygiai taip pat pirštų paspaudyti, įjungti, išjungti. Štai tokia trumpa apžvalga, ką aš jums norėjau parodyti. Kam patiko šis video, paspauskite laiką, paspauskite subscribe. Štai ką, viso gero.